7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Tai toks, nežinau, gavas dramatiškas finalas. Kokios tas pirmas mintis, kai pagaliau pasiėmė titulą? Ai, nežinau, šiaip viskas, laimėjom, nieks iš mūsų netims to titulo. Buvo sunkus momentas rungtynėse, kai pralaiminėjom minus 13-14. Galėjom subirėti visiškai, bet suradom penketuką, kuris grįžo rungtynės. Puikiai gavosi sužaisti, sugrįžti rungtynės, prasidarėm 10 taškų. Tada reikėjo sužaisti protingai, to nesugebėjom padaryti. Nesitvėrėm kažkur, dar kažką, leidom jiems sugrįžti, vėl pajusti kraujo skonį. Ne, sakau, sveikinimai šiaip aplamai Neptūnui už tokį savaitgalį. Pasidarė šitam savaitgaliui tokį labai pavojingą komandą, kuri labai pasitikė savo jėgom. Treneris Vovoras irgi gerą darbą padarė, ieško tikrai situacijų, kur išvesti gerai savo žaidėjus, leidžia jiems improvizuoti, jaustis patogiai, matosi, jie nedvėjoja, tikrai nebijo, nieko autoritetų nepaiso. Žinoma, neturėjo ką prarasti, jie nebuvo favoritai, kažkiek galbūt momentų mes prisidarėm savo problemų, kad leidom jiems taip lengvai žaisti ir tada mus pradėjo slėgti spaudimas kažkiek. Bet tada ir sakau, mes padarėm didžiulį darbą labai prie minus 14 ar kiek ten buvo, tai kad nesubirėjom visiškai ir sugebėjom persvaryti rezultatą netgi savo naudai. Paskutinis Gailiaus metimas pats laukia ant keitimo berods. Kaip atrodė situacija tą akimirką, kai įsimetė laisvas, žinant, kad prieš minutę jis iš tą kampą pataikė? Taip, tai tas ir blogiausia, kad pačią klaidą pakartojom, nes prieš tai aš nuėjau pagalbą ir Deividas įmetė. Labiausiai, sakykime, patyręs žaidėjas ar ne iš varžovų, kuris tokiuose momentuose tikriausiai mažiausiai spaudimo jaučia. Tai antrą kartą vėl nuėjom, gavosi kaip loterija, kaip kazino, raudona, juoda, mūsų naudai. Ir toks ir gaunasi, kad kai baigėsi rungtynės, nežinai, ar čia gerai kažką padarė ar ne, nes atrodo, kad nekontroliavai visko iki galo, kad jeigu taip pasakyti, nes pusfinalį turėjom tikrai solidų, tikrai viską kontroliavom savo rankomis, viską pasidarėm patys, o čia gavosi ant galo, prisidarėm taip, kad, bet kaip galėjo pasibaigti. Sakau, yra ir pliusų, yra ir minusų. Atrodo, kad šokas visiems buvo arenoje po to paskutinio metimo, nei čia džiaugtis, nežinai, kas čia įvyko. Šiaip manau, kad žiūrovai vis kita krepšinio bendruomenė turėtų būti patenkinta tokiu finalu. Kaip sakau, daug kas čia labai nurašė tą Neptūną, bet jie nugalėjo Rytą, Vilkus nugalėjo, reiškia nebereikalo ir mes turbūt irgi to neįvertinom ir ypač pirmoje pusėje. Jeigu lyginant vakar rungtynės, kaip mes žaidėm gynybą ir šiandien, tai tikrai to nebuvo. Leidom jiem jaustis patogiai, tikrai nebuvo komandinės geros gynybos, labai po vieną išsibarstė. Ir dėka, sakau, gero trečio kėlinio galo, kur komandiniam pastangom sugebėjom nulaužti rungtynės į mūsų pusę. Ignas Brazdeikis tapo MVP. Ką galėtume apie jį papasakoti, tos 2 dienos jiems buvo labai solidžios, iki tol tokia sunkesnė atkarpa buvo visas sezonas, bet dabar toks atrodo pasas poros savaičių, kuris toks veržėsi iš savo tokiauto vėl. Taip, Igis gavo gerą šansą ir jo privalėjo tiesiog pasinaudoti, kadangi neturim nei Dovio, nei Luko, likom su vienu žaidėju ir buvo planas, žinoma, kai Sisko sėdė ant suolelio, kitiems pasitempti kažkuriuose momentuose ir jį pavaduoti, tai Igis tikrai padarė gerą darbą visą savaitgalį, agresyvus buvo puolime, sumetė metimus, buvo tikrai labai naudingas, ypač puolime. Pabaigoje buvo dar toks tavo, kaip su Andrė Trinkė, kaip apsikabinimas, toks kepšnė jam per tą krūtinę. Ir ką galėtum pasakyti apie tą vidinį tokį kaip jausmą su treneriu dabar, kaip dar ypač laimėjo taškai, minėjai, kad jau nežinai kaip jaustis dabar po tokios pergalės, bet tikriausiai kažką apie įvykį gali pasakyti, tokiu metu, kai jis išsilaikė savį ir galbūt davė kažką komandai tokių lemiamų momentų, kai reikėjo. Aš taip įsivaizduoju, manau, kad treneriui nebuvo lengvas irgi savaitgalis. Ką kalbėti apie finalą. Tai prie viso sezono, ar ne, Eurolygo ir panašiai, daug kur paskutiniu metu pralaimėjome, dar ir čia pasidarė tokios rungtynės sunkios, tai žinoma, tikrai manau nebuvo lengva treneriui ir kaip sakau, mes tai turėjome turbūt daugiau ką prarasti negu Klaipėdos Neptūnas. Jie gali tikrai savim didžiuotis šiandieną ir jaustis netgi kaip nugalėtojai, nes tikrai savaitgalis fantastinis. Tai pas mus buvo daugiau pastatyta ant kortos
ir dėja mes nesugebėjome, sakykime, visko patys kontroliuoti iki galo ir šiandieną iki to dėjom, kad galėjo bet kaip baigtis, bet tikrai treneris matėme daug reakcijų iš jo, jisai tikrai pozityviai šį visą savaitgalį dirbo, palaikė visus, tikrai, matėsi, kad nori laimėti ir dėl to ir aš nuėjau pas jį, nes aš tikrai puikiai suprantu, kaip buvo sudėtingas jam šitas savaitgalis, ypač šitos rungtynės, kur iki pat galo galėjo bet kaip baigtis, tai, kaip sakau, dabar jau nieks to titulo iš mūsų netims ir norėjau tiesiog jį pasveikinti. Matosi kaip nors ant trenerio, kad įsitempęs? Ne, treneris mūsų tikrai, žinokit, to tikrai neparodys, jisai yra profesionalas savo srityje. Tai pertrauko šiandien su tokia lyg nežinomybė dėl Walkerio, ar jaučiasi kažkokia, nežinau, ramybė, ar kad jis liks komandoje dėl to termino? Vėlgi, sakau, sunku pasakyti, sakykime, kad šiam savaitgaliui toks tikslas tiek iš Lonio, tiek iš komandos draugų, kad nesiorientuoti į Lonio galimą išvykimo, tiesiog orientuotis į taurę, kaip ko geriau sužaisti, kaip iškovoti tą titulą. Lonis bendram vaizde atliko tikrai gerą darbą, vėlgi ta rolė kažkiek pasikeitusi, nuo suolo kildavo abiejas berods rungtynės, bet jisai savo momentus tikrai atrado ir parodė, kad labai daug padeda, šiaip kaip komandos draugas tik tai geriausi žodžiai, kas tenai per situaciją mes nežinom. Ten, sakau, NBA yra visiškai kitokia virtuvė ir kas ten gali vykti ir kada ten kartais atrodo nelogiški dalykai vyksta ir sunku nuspėti tikrai, bet jisai KMT čempionas ir tikrai prisidėjo prie to. Dabar, kiek gali šita pergalė, šitas titulas pakreipti psichologiškai komandą prieš tą likusią atkarpą? Aš manau, ne vien kiek titulas, bet manau, kad polisis, kurį mes dabar turėsim kelias dienas, retai sezono metu gali gauti kelias dienas laisvas, tai čia yra svarbiausia išsivalyti galvas ir pradėti vėl ruoštis toliau. Ir Lukas minėjo, ir tu minėjai, kad dėl to Lonio ta nežinomybė yra, ar ne, bet kaip pačiam, ar norėtų, kad jisai liktų, sakykime, iki sezono galo, ar labiau toks, nežinau, neaišku, ar jūsų pačiam? Ne, žinok, jokios permainos ten arba daug permainų sezono metu nebūtinai atneša gerą rezultatą arba gerą dalyką. Tu negali žinot, mes turim Lonį, jisai yra pilnai komandos narys, jau kurį laiką čia su mumis, tai žinoma, norisi, kad jisai liktų iki galo. Aš sakau, turėjom tų sezonų visokių, kaip treneriai keičiasi žaidėjai, ne visada naudoja, žinokit, būna tikrai, turi vėlgi pataikyti ir panašiai, bet norėtųsi, kad liktų Lonis. Dažnai klauso dainos? Kai tokios progos paklauso. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.